Kaip sukurti skritulinę diagramą? Norint sukurti skritulinę diagramą, renkamės įterpimas ir punktą diagrama. Iš tipo pasirinkam skritulinį diagramą, pasirinkam iš potipio mums labiausiai patinkančios skritulinės diagramos potipį. Spaudžiame pirmin. Duomenų diapazonas. Šitoje vietoje mes paspaudžiam šitą mygtuką ir pažymime tą stulpelį arba tą eilutę duomenų, kurie turėtų būti atvaizduojami lentelėje, kurie turėtų būti atvaizduojami diagramoje. Pažymėjimą baigus spaudžiame šitą mygtuką. Toliau spaudžiame antrą auselę seriją. Kadangi skritulinė diagrama yra vaizduojama truputėlį kitaip ir čia skirtinga spalva reiškia skirtingą duomenų reikšmės tipą, spaudžiame šitą mygtuką ties kategorijos žymės ir pažymim tuos pavadinimus, tuos reikšmių pavadinimus, kurie priklauso kiekvienai reikšmiai. Spaudžiame šitą mygtuką, kai baigiame žymėti. Ir dabar kompiuteris, matote, kiekvienam pavadinimui priskyrė spalvą ir reikšmės pagal duomenų reikšmės. Spaudžiame pirmin. Diagramos pavadinimas. Taip. Spaudžiam legenda. Auselė legenda reiškia, kurioje vietoje diagramoje bus vaizduojami pavadinimai. Duomenų etiketės. Duomenų etiketės auselėje mes galime parinkti keletą svarbių parinkčių. Kaip atskirti, kiek šita reikšmė ir kiek šita reikšmė yra konkretus skaičius, labai sunku iš skritulinės diagramos. Todėl mes galim paspausti vieną kartą kairiojo pilies mygtuką ant kvadratėlio, kuris reiškia reikšmė. Tada prie kiekvieno atsiranda reikšmė, prie kiekvieno gabalėlio šitos skritulinės diagramos. Mes galime paspausti mygtuką kairįjį ant kvadratėlio ties kiekis procentais. Tada kompiuteris paskaičiuoja ir išverčia į procentus, kiek kiekvienas duomuo iš viso 100% sudaro diagramoje reikšmės. Spaudžiame pirmin, pasirinkam, kur įdėti diagramą ir spaudžiame baigti. Gavome diagramą skritulinę išverstą į procentus.